Stovim tokioj istoriniai vietoj, kur kažkada tai vykdavo labai didelį turgus ir centrinė šito turgaus aikštės vieta buvo šitas šulinys. Tokio nėra nei vienoj vietoj Lietuvoj. Šiandien nemažai dalyvauja naujų žmonių, tai kažkaip tai reikia labai gerą susipažinimą pasidaryti. Ir jeigu kas skaitė tradicinis ritualas, vienas iš pagrindinių punktų, tai dabar pamatėt butelį, galvoju, koks čia ritualas, čia imsim pijokaut, gert, ne, nieko panašaus. Įsipilu, kur yra garbaus amžiaus vyrams ta dozė, ir sakau, Nerijau. Ne taip, pasakyk, Vaidai. Vaidai. Visi girdėjo du vardus, kas toli gal negirdėjo. Ateikit arčiau, nu, po to bus nefain, kad va, visą dieną praleidot ir vardu nežinot. Nu, pakartojam dar kartą. Nerijau. Vaidai. Va. Visi girdėjo. Sakė, dar girininkas atėjo. Ir dabar lygiai taip pat toliau sakai žmogaus vardą, jisai atsako. Giedriu. Vaidai. Kartojam. Nerijau. O gal čia visus išvardinti? Jo, nu, o jūs tarpusavio mes klausom. Ir dabar jokių pletkų, plepalų visi klausomės, nes čia blemba reiks 30 vardų išmokti. Neišmoksim. Ana? Giedriau! Tu ką, vyro savo vardą nežinai? Su kuriuo šiandien? Evaldai. Audriau. Juliau. Evaldai. Dariau. Juliau. Andriau. Ten vardų klausyt. Dariau. Iveta. Jorė. Daumantai. Tai truputį ir čia pasisakysiu. Nes parašyta viena, o kai šneki, tai išlenda ir kitokių dalykų. Kas buvo su mumis prie Lopaičių piliakalnio, tai atsimena, ten buvo observatorija, galimai, dolmenas galimai. Tai vat man šitas akmuo į dolmeną žymiai labiau yra panašesnis, negu kad tas prie Lopaičių piliakalnių. Ir čia kažkas padėjo žvakes, nors velniai žino, ar čia tas žvakes pagonis degindavo tokias. Dabar yra dar vienas dalykas, kažkaip tai praslydo, kad atseit, o čia Vaidilutis ugnį kūrendavo ir ne vieną va tokį akmenį yra tie pseudo pagonis sugadinę. Jeigu ant jo dabar čia užkursi ugnį, tai labai didelė tikimybė, kad tas akmuo suskils ir jų yra nemažai suskilusių. Pavyzdžiui, prie Kvėdarnos, nu ten naujai padarytas toks akmeninis aukuras ir ten kažkokia irgi šventė šiuolaikiniai pagonis suskaldė velniopta. Aukurą ugnį kūrendavo pagal archeologinius tyrimus, ne ant akmens, o kažkur tai šalia. Ir va taip suradus tinkamą aukštį, labai gražiai nusifotkina. Tai dabar eilė jau. Ai, ant kelių visi. Saulę pagauti reikia? Nu, nereikia, bet įdomu. Čia, kas girdėjot, pasakojau savo vaikystės istoriją. Ant kito akmens buvau iškalęs ir tada ta kažkaip susivedė mistiškai. Tai čia tas moja pinion zitutai, tai... Bet kas va šitą čia pakišo, tai gudrus žmogus, humoro jausmo turintis. Bet žiūrėk, kažkaip tais inkaruotas gerai. Su nu, sukinėtinė, tai kaip pareis. Čia gal šaltinis bėga. Tai va, tenai eikit akis pasitrinkit su to vandeniu. O, gružikas pirmas. Tai po to tu tai užterši vandenį. O tik akim tinka ar kažkur kitur ir galima? Žiūrint, ko nori. Čia sako, akim tai geriau. Aš nebandžiau niekam, bet legendos byloja, kad akim padės. Čia tortas, taip. Ir jisai yra iš kitos blokos.
Man žinokit, galvos skausmas, todėl aš tam leisiu. Kaip pasakyti? Tai neaišku, kada čia matuoju. Kas čia vyksta? Visas avarijas, plėštinės žaizdas geriausiai gydo izoliacija. A kai dar tokios pačios spalvos, tai tobula. Žinau, kada, jeigu važinėjai golfų, reikia 2 dalykus turėti. Lipnios juosos ir vėlos. Viską gali sutaisyti. Tai va, čia buvo vietinis vandenį, dažnai atrėžė gabalas žemės, atidavė savo darį. Taip, dabar mūsų užduotis susidėlios iš tokių keletos etapų. Va čia yra puodas ir jį reikės pridėti supjaustytos dešros. Nu va, dabar biškį tegul pakepa. Bet jokas ir taip buvo, irgi padėtas spintelė aukštai. Yra kitas variantas padaryti, kad visiems užtektų. Nu, kaip? Labai neskaniai padaryti. Ir mažai sutaupyti labai būna. Viskas, dabar tegul užverda, biškį paverda. Nu, bet Žilvinai bliūdelis nepagautavęs. Atsargiai neužsipilk. Iš vis gerai, kad gavau. Suprantat, dabar atsargiai karštos nevalgyk, jeigu puslė trūktų, apsiplikysi koją. A čia jums už grieką kokį tokius mažus bliūdelius išdavė šiandien? Sakysim, tau Pradžioj dedu tokią normelę ir dažniausiai dar po to lieka. Tai po to galėsit ateit kartot. Kiek... Nesikelia ranka jau pagarbus. Pagyvenę tai čia, galiu dar. Pagyvenę čia visi jau pagyvenę. Gal bliūdelio nori? Tikrai nenori? Va, yra pagelė. Tu gersi ją. Nu vyną nemalonu gerti. Ai, Jėzus Marija, nu va, nuplikiau pirštus. Aukšto lygio restoraną. Aukštukų neturi. Pilno nedėk. Sako, jisai dirba paprastų buhalterių, nusipirko pačią didžiausią kiaulę taupyklą.
Tai va, gerbėmieji, Lietuvoje yra dvi tokios tautinės mažumos, kurias daugelis painioja ir neskiria. Tai yra karaimai ir totoriai. Totoriai yra absoliučiai musulmonai. Tuo tarpu karaimai yra atskira atšaka judaizmo su įtaka musulmonų. Tai va, jie, sakykime, karaimai yra kaip ir žydai, o šitie yra kaip ir musulmonai. Tai va, pasirodo, kad kibinai tai yra karaimo, o krupnikas irgi yra karaimo gėrimas, atvežtas į Lietuvą ir pakankamai išpopuliarėjęs. Norėjau faktiškai šiandien viską parodžiau, viską pasakiau. Noriu padėkoti visiems. Ačiū labai už ekskursiją. Ačiū rėmėjams. Dabar susitiksime Vievio žiede, kuriame bus lobis. Po to persimėsim į Žemaitiją. Nėra už ką. Labai malonu buvo klausyti. Ačiū labai. Malonu buvo Bet Nerijui padėjai rinkti kažkus teigiamus karmus. Tai matai, kaip reikia gero pusdienio, kad vardu. Gerai. Netgi daugiau. Visą. Iki, man irgi. Viso gero. Niekas nesusimušė. Viso gero. Iki pasimatymų. Can you say something in Lithuanian? Į sveikatą. Gerai, Vaidai. Iki bumbu. Ne bumbu. Nu ką, Vilnius ten, Kaunas ten.